nežinau, čia pavasaris lemia ar kas, bet kažkaip pastaruoju metu daug žmonių rašo, pasakoja, kad serga depresija, kad nustatė depresiją, arba kiti tiesiog sako, kad jaučiasi depresuoti, galima jaustis depresuotiems, nelaimingiams. Tai šitam video galvoju papasakosiu trumpai kelis labai paprastus patarimus, kaip truputį išeidinėti iš to, net jeigu medikai nustatė, kad serga depresija, ten sakykime, kad ir paskyrė vaistų ir jos geria, tai viskas gerai, galima tos vaistus gerti, bet ir naudoti tam tikrus būdus, kas iš tikrųjų labai labai padeda išeiti iš viso to mentalinio negatyvumo, nes depresija tai yra, kaip sakau, mūsų minčių liga, nes galima gydyti tam tikrais vaistais, serotoninu, bet svarbiausia yra susitvarkyti su mintimis, nes mintis mus kažkur tai nugramzdina į apačią. Tai pirmiausia, jeigu norim išeiti truputį iš tos blogos nuotaikos, iš depresinių nuotaikų ar pradėti save statyti, tai kas labai svarbu yra, kai nustatė depresiją arba sergam depresiją, tai pirmas dalykas yra labai svarbu fiziškai kuo daugiau judėti, sportuoti, nežinau, lankyti jogą, lankyti aerobiką, tenisą, bėgioti, bet užsiimti kažkokią fizinę veiklą, nes bent jau užsienyje yra kur holistiniai centrai, kuriuose gydomi žmonės sergantis depresiją ar kitomis lygomis kaip nerimas, panikos atakos. Tai fizinis krūvis yra vienas iš pirmųjų elementų. Tai labai labai svarbu yra judėti, nes mūsų kūnas nuolat kaupia įtampas ir jos iš tikrųjų, tos įtampos gali atsiliepti netgi ir mūsų mintims, ir mūsų nuotaikoms. Dėl to pirmas dalykas, ką turit padaryti, tai judėjimas, susitvarkyti judėjimą, kuo daugiau judėjimo, kuo įvairesnių kūno padėčių. Tiesiog išsijudinti, jeigu net jaučiat, kad taip nėra nuotaikos, kad net sunku pradėti sportuoti, tai galima, nežinau, ryte atsikelti ir ten 10-15 minučių pasidaryti kažkokią mankštą, išsijudinti, išsiražyti, ar įsijungti muziką linksmą kažkokią ir pašokėti, ir tai jau bus judesys. Tai pirmas dalykas yra sportas, judėjimas, mankšta. Ką norit pasirinkit, bet fizinis kūnas turi judėti. Antras dalykas yra labai svarbus, kuomet tas negatyvumas jau mumis apsigyvena, tai yra be galo svarbu, tai yra mityba. Nes kuo nešvaresnis yra mūsų žarnynas, kuo jisai labiau užterštas, tuo iš tikrųjų ir čia mąstymas yra sunkesnis, mintis gali būti sunkesnės, emocijos sunkesnės. Dėl to yra net jogos sistemoje maistas skirstomas ten į satvinį, radžastinį, tamasinį, tai yra sunkios energijos maistas, šviesios energijos maistas, satvinis, tai yra vadinama šviesus maistas, tai yra tas maistas, kuris pakilėja iš tikrųjų mūsų sąmonę. Ir kas yra svarbu, tai tiesiog maitintis kuo sveikiau, tai yra valgyti kuo daugiau daržovių, kuo daugiau šviežio maisto, sumažinti mėsos, sumažinti žuvies, vietoj to atrasti alternatyvas, kas galėtų tai pakeisti, o ne taip, kad tiesiog nebevalgau ir viskas, bet ieškoti visą laiką alternatyvų, tai tiesiog rinktis kuo švaresnį maistą, gyvą maistą, kokteilius, salotas įvairias valgyti. Tas salotas ne tik kad agurkas, pomidoras, bet yra labai labai daug nuostabių daržovių, galima salotas irgi ten pasigardinti ir visokiam pupelėm, avinžirniais, tai tiesiog maistas turi būti kokybiškas, lengvas, šviežias ir kuo daugiau augalinio, gyvo maisto. Tiesiog pasiieškokit internete informacijos apie sveiką mitybą, tikrai dabar labai labai daug informacijos. Jeigu visiškai nežinot, pasimetę esat su maistu, ką daryti, tai galima, sakykime, pradžiai užsisakyti mitybos planą savaitai, kad kažkas jums sudarytų ir tikrai pajausit, kad tas sveika mityba, kokybiškas pasirinktas maistas, būtent daugiau gyvo augalinio maisto, įvairių kokteilių, riešutų, tokių dalykų tikrai labai palengvina ir va šitą dalį, ne tik kad pilvą. Tai ir bus lengviau sportuoti. Kitas dalykas dar svarbus, trečias dalykas būtent su tuo negatyvumu, su depresiniam nuotaikom, tai yra labai svarbus dalykas kvepavimas.
kuo kvepavimas yra labiau paviršiuje, ar kvepuojam krūtinę, jaučiam, tai ir gyvenimas būna iš tikrųjų dažnai tuo labiau paviršiuje. Tai dėl to labai svarbu yra pradžiai išmokti bent taisyklingai kvepuoti irgi. Reikės gal padarysiu video apie taisyklingą kvepavimą, tai yra kvepavimas pilvu, o ne kad krūtinė. Galima kaip paprastai pasitikrinti, kaip ar kvepuojam taisyklingai, tai tiesiog, pavyzdžiui, vieną ranką pasidėti ant krūtinės, kitą ant pilvo ir tiesiog ramiai pakvepuoti. Ir jeigu kyla ta ranka, kur ant krūtinės, ne tiek daug, kiek rodau, bet vis tiek ta ranka juda, tai turėtų pilvas judėti, o ne krūtinė, kai kvepuojam. Tai va, tai labai svarbu yra susitvarkyti kvepavimą. Kvepavimas turi būti ramus, gilus, ilgi įkvėpimai, ilgi iškvėpimai, nes iš tikrųjų kaip mes kvepuojam, taip ir galvojam. Tokios ir mintis, ir emocijos, net dėl to yra tas psichologų pasakymas labai vertingas ir jau gan dažnai nuvertinamas, kai nuvertinama žmonių, kurie nebandė to pratimo, bet yra tas, kad kuomet jaučiam nerimą, įtampą, patiriam kažkokį stresą, kad gilinti kvepavimą, ilginti įkvėpimus, iškvėpimus, nes tada mes pradedam suvaldyti savo protą, o taip tai galim ten įkristi kažkokią emociją, kažkokią mintį ir žaisti tame. Tai va, tai labai svarbu kvepavimą, susitvarkom kvepavimą. Ilgi įkvėpimai, ilgi iškvėpimai, galit pasimokinti ir internete kvepavimo pratimų. Kvepavimo pratimai apskritai, dėl ko jie pasaulyje taip plačiai naudojami, terapijos kažkokiuose užsiėmimuose naudojami. Ir ne tik, kad jogoj jie gali būti naudojami ar kažkokiuose meditacijose, bet elementariausi kvepavimo pratimai paprasti, ten ir pakaitinis šnervių kvepavimas ar tiesiog gilus kvepavimas diafragma, tai jau duos jums daugiau ramybės, duos nusiraminimą. Tai būtinai rekomenduoju susitvarkyti kvepavimą, nuolat pasistebėti, ar jisai netrūkčia, ar nėra toks tik tai, kad paviršiui, tarsi vos kvepuoju, ilginti įkvėpimus, ilginti iškvėpimus. Net jeigu norite truputį suvaldyti kvepavimą, tiesiog galima sąmoningai jį stebėti ir, pavyzdžiui, jeigu turit laisvo laiko giliai pakvepuoti ar ten atsisėdus, tiesiog įkvėpinėti per 4, iškvėpinėti per 6. Jeigu išeinam, kad galim daugiau, įkvėpinėti per 6, iškvėpinėti per 8 ir taip vis gilinti savo kvepavimą. Šitas irgi duoda, kaip sakiau, kvepavimo pratimai, jie yra realiai pagal jogos, jeigu sistema, tai jų paskirtis yra suvaldyti protą, o mes dažniausiai ir kenčiam va tas visokias ligas, nerames mintis, tą vidinį chaosą, nes protas nesuvaldytas, nesugebam disciplinuoti savo minčių, keliam kažkokius lūkesčius, keliam reikalavimus tiek savo, tiek kitiems, turim kažkokias projekcijas, kaip turi atrodyti pasaulis, kaip turi elgtis kiti žmonės, kaip turiu elgtis aš, tai ir tie reikalavimai, nesusitvarkymas su savo mintimis ir veda prie to, paskui prie nerimo, prie depresijų, prie panikos atakų, o visą tai galima sutvarkyti. Tai va, tai kvepavimo pratimas, nuramins jūsų kvepavimą ir pradės mintis raminti. Tai susitvarkom kvepavimą kitas. Ir dar vienas labai svarbus dalykas irgi su depresija, sakykime, ar kaip kalbėjom, kad ir su vidiniu chaosu galima net ne vieną apie depresiją kalbėti, tai jau ką ir pradėjau kalbėti prie kvepavimo, tai savo minčių stebėjimas. Tiesiog neįkristi į savo mintis, neužsigalvoti, o kaip tik sąmoningai šiek tiek atsitraukti nuo savo minčių ir pastebėti, ką aš galvoju, apie ką sukasi mano mintis. Nes dažnai mūsų protas veikia tą negatyvę linkmę, kad va, kaip ir kalbėjau, kad mes keliam kažkokius nepagristus reikalavimus kitiem, kūriam ateities scenarius dažnai negatyvius, grįžtam į praeitį, ten knaisiojamės po praeitį, kas jau viskas, praeitis mirusi, jos nebepakeisim, tai nebeverta ten grįžti. Ir nebematom dabarties, kas vyksta aplink mus, kad, sakykime, dažnai, kai būna žmonės pasakoja nuo meditacijų, po rebefingo sesijų ateina, sako, toks suvokimas, kad su mano gyvenimu yra viskas gerai, sako, kad aš viską turiu gyvenime, viskas mane džiugina, turiu nuostabius namus, turiu galbūt nuostabią šeimą, vaikus, ar ten mylimą žmogų, ar tiesiog darbą nuostabų. O mes dažniausiai, kai klaidžiam
ateityje ten kažką tai kūriam, kaip turi elgtis kiti žmonės, kaip turi aplinka susidėlioti pagal mane, ar ten po praeitį klaičiam, nepamatom paprastų, nuostabių dalykų, kad saulė gražiai kyla, medžiai jau pradeda, sakykime, žaliuoti, nes jau pavasaris, kad mane supa nuostabi gamta, kad galbūt nuostabų žmonės ir taip mes pradedam stebėti savo mintis ir sąmoningai galime jas pradėti kreipti į gerus dalykus. Galbūt nuolat piktinamės kažkokiais artimais žmonėmis, o nepastebim, kiek daug gražių dalykų jie mums duoda. Piktinamės galbūt savimi, kaltinam save dėl kažko, bet jeigu aš esu čia, vadinasi, aš esu reikalinga šitam pasauliui, aš atlieku kažkokią funkciją. Tai kad mes kai pradedam pastebėti mintis, jeigu pradedam pastebėti, kad jos negatyvios, kad jos piktos, liūdinančios, tai galima sąmoningai pradėti jas keisti, nereikia laukti, kol kažkas ateis, perrašys tas mintis. Mes turim patys susijimti, šitoje vietoje suimti save į rankas ir pradėti keisti tas mintis, išsivalyti jas. O keisti tai nebūtinai, kad kaip žmonės dažnai sako, meditacijos metu ten sako, neturi būti minčių. Tos mintis jos visą laiką eina, praeina, čia klausimas, kiek mes užsikabinam už jų. Bet jeigu pagaunam save, kad negatyviai apie kažką mąstom, apie save, kitus žmonės, aplinką, tiesiog pradėti keisti tas mintis, transformuoti tas mintis ir kreipti jas į gėrio pusę, o ne į tai, kad mes patys save iš vidaus naikintume savo mintimis. Tai toksai dalykas. Ir paskutinis dalykas būtent su ta depresija, su slogam nuotaikom, kas labai padeda išeiti iš to, stipriai padeda, tai irgi meditacija, tas nuostabus dalykas, kurį aš be galo myliu, tai tiesiog reikia pradėti medituoti. O meditacijų yra labai daug įvairių, labai daug skirtingų, tiesiog reikia jums pasirinkti, kas artima. Tai gali būti tiesiog kvėpavimo stebėjimas, gali būti mantrų kartojimas, gali būti netgi kažkokios afirmacijos, tai yra pozityvių teiginių kartojimas, gali būti vizualizacija, tiesiog kas dar gali būti, laimės linkėjimas kitiems žmonėms ir savo galima laimės linkėti, atleidimo meditacijos. Irgi ką labai rekomenduoju pasidaryti, kai sėdam medituoti, yra tokia meditacija irgi kontempliacija. Tai šitos meditacijos metu tiesiog pasiemamas vienas kažkoks klausimas, viena esminė problema, kas galbūt mus kankina, ir pabandyti tą problemą paanalizuoti iš įvairių kampų, nes kontempliacija yra net priskiriama prie budistinių meditacijų, kad tai yra gilus apmąstymas, kad mes dažnai meditacijos metu ar gyvenime negalim susitvarkyti su kažkokiomis mintimis, nes turim galvoje labai daug problemų. Tai pasimti vieną tą problemą ir giliai ją apmastyti iš įvairių kampų, iš savo pozicijos, iš kito žmogaus pozicijos, galbūt iš aukštesniojo aš pabandyti pamastyti, kaip, pavyzdžiui, iš viršaus žiūrėčiau tą problemą, kaip ją pamatyčiau. Tai kuo įvairiau apžvelgti tą problemą, kada jinai atėjo, iš kur atėjo, kas ją sukelia. Ir būna tas kartais gilus apmąstymas irgi duoda labai labai didžiulę naudą, nes mes pamatom tą galbūt problemą, kad ten iš vis nėra problema, o kažkokia smulki detalė mūsų visam dideliam gyvenime. O mes tiesiog per daug atiduodam fokuso ją. Ir dažnai kaip mąstom, giliai praanalizuojam kažkokią problemą, tai mes ją išsprendžiam ir jos nebereikia nešiotis, apie ją nebereikia mąstyti. Tai tikrai labai rekomenduoju pasidaryti kartais tokias giluminius apmąstymus, kontempliacijas. O kasdienybėj galima pasirinkti, kaip sakiau, įvairių meditacijų, kas patinka, kas tinka, kas traukia tuo metu. Galima irgi internete rasti jų daug skirtingų. Tai šiandien tiek apie depresiją. Tai, kaip sakėm, fizinis aktyvumas, maistas, kvėpavimo pratimai, minčių stebėjimas non-stop 24 valandas per parą ir meditacija non-stop 24 valandas per parą. Tai tokie dalykai, kas tikrai gali mus pakylėti iš tų visų ligų, iš nerimo, iš depresijos arba tiesiog
pagerinti gyvenimo kokybę. Čia nebūtina sirgti depresiją, kad šitos taikyti, galima tiesiog taikyti. Tai va, tokie reikalai. Iki.